Varžovų treneris sakė, kad jie labiau prarado 3 taškus, ne tiek džiaugiasi 1 tašku. Iš jūsų pusės žiūrint, taip kaip klostėsi rungtynės, įvertinus tą greit gautą raudoną kortelę, kad atsilikinėjo tas 1 taškas irgi geriau negu nieko. Kaip jūs vertinat čia dvikovą, kokie būtų komentarai? Visų pirma, noriu padėkoti sirgaliam, taip gausiai susirinkus. Saviems sirgaliam iš Marijampolės tikrai jautėsi palaikymas. Noriu padėkoti žaidėjim už atsidavimą. Prastojo aikštėje, tokioj karštam ore. Ir tuo labiau likom 10. Klausimas apie taškus, tai aš tikrai nenoriu sutikti. Manau, kad mes labiau praradom 3 taškus negu Dainava, nes per daug situacijų nelabai atsimenu. Skyrus standartinės padėtis, o mes tikrai turėjom neblogų šansų. Bet yra kaip yra. Gaila, važiavom pergalės, bet ne visada stipresni laimi. Turbūt ta raudona kortelė labai stipriai pakeitė rungtynes, vis tiek jau 22 minutę raudona kortelė, 10-11, paminėjot sąlygas karštą. Esat patenkintas taip, kaip komanda mobilizavosi žaisdama 10, nes vis tiek šį sezoną nepamenu ir apskritai net buvo žaidę mažumoje. Buvom žaidę Gargžduose, tenais laimėjom rungtynės ir šiandien antros rungtynės, kur 10. Po tų rungtynių irgi Marijampolėj, kur vaikinai irgi norėjo parodyti, kad galbūt jie prarasti taškai kaip pasakyti, buvom verti daugiau taškų namie, kai žaidėm. Tai šitos rungtynės tikrai buvo visi užsivedę, nelaimė atsitiko, kad tikrai Styvas nenorėjo ten tos, bet sutinku su raudona kortelė, nuslydo kojai per kamuolį bet kaip minėjau, vaikinai super rungtynės sužaidė, išskyrus, kad norėjosi 3 taškų, ne 1. Per pertrauką 1 keitimą padarėt, Naurį Petkevičių pakeitėt, ar čia buvo galbūt kažkokie skausmo dalykai, ar galbūt matėt, kad Lucky Tomas gali duoti kažką, ko jūs norit, žaisdami 10-11, kokie buvo to keitimo motyvai? Mintis buvo tokia, kad reikia daugiau greičio, nes turėsim daugiau gintis ir iškoti savo šansų kontratakose, o Lakis yra greitas žaidėjas, fiziškai stiprus. Manau, pasiteisino tik tas keitimas. Berods per pastarąsias 7 rungtynes ar 6 mušė praktiškai visada po 2 įvarčius, tik su Riteriais buvo toks išimtinis pasirodymas. Stabilumas klasė? Su tuo sutinku, tik mane truputį neramina tie praleisti įvarčiai, žinau. Tai žiūrėsim, analizuosim, matysim kaip toliau, bet Kauno standartinės padėtys jo reikia. Kažkur koncentracija, gal kažkur saulė, vėjas, sunku pasakyti, taip kad yra kaip yra.